kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few. Didžiulę šventę Zarasams padovanojęs 300 ežerų ralis pelnytai gali būti vadinamas karščiausiu automobilių sporto renginiu šalyje. Sirgaliai jį sutartinai vadina geriausia vasaros išvyka. 6 metus iš eilės vykstančių varžybų organizatoriai didžiuojasi kasmet prie starto linijos sulaukiantys itin gausaus būrio lenktynininkų ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio. Didžiausias mūsų pasiekimas šiame 300 ežerų ralyje yra, jog atvyksta 10 valstybių atstovai. Tai iš tikrųjų džiugina, kiekvieni metai didėja tas dalyvių pati gausa ir didėja, reiškia, tautų, kurios atvyksta pasižiūrėti į mūsų renginį, tai mes tuo gal labiausiai džiaugiamės. Šiemet 300 Lakes Rally starte išsirikiavo 80 ekipažų. 2 dienų lenktynėse dalyvių laukia 12 greičio ruožų. Visa ralio trasa daugiau kaip 140 km driekėsi Zarasų ir Visagino apylinkėmis. It is the first time for me doing a rally, participating in a rally in the Baltics. It looked a very big challenge. Your stages look, well, to be honest, daunting. I've rallied in many parts of Europe, but your stages are very, very fast. Sportininkams ralis prasidėjo ankstų ketvirtadienio rytą. Dalyvių laukia administracinė ir techninė komisijos, susipažinimas su trasa ir galiausiai laisvosios treniruotės bei kvalifikacinis greičio ruožas. Šiemet 300 ežerų ralio organizatorių parengtos trasos naujovės nepaliko abejingų. Yra iš tikrųjų labai įvairių, yra su labai daug tramplynų greičio ruožų, yra labai greitų ir yra iš tikrųjų tikrai labai didelis miksas trasų ir kai kur turėsim pranašumą, kai kur neturėsim. The first impressions about these 300 lakes that the roads are really good, really technical and yeah, actually I expected this because everyone are talking in Estonia that these roads are really wonderful and I should come here. Bandomasis greičio ruožas ir po to vykusi kvalifikacija dalyviams suteikė gerą progą patikrinti savo kovinę techniką. Wellman Rally Team komanda 300 ežerų ralyje pirmą kartą trasoje išmėgino savo naują automobilį Škoda Fabia S2000. Naujas automobilis, nauji įspūdžiai. Pirmus 2 kartus pravažiavom be pasikalbėjimo įrangos, atrodo, kad sutaisėm, pakeitėm, padarėm, bet testiniam ruože vėl jos neturėjom. Tai manau, kad tik kiek matydamas pravažiavau ir kiek atsiminęs, manau, kad tai nėra blogai. Ir dar šiokių tokių problemų turim su automobiliu, bet manau, kad per šią naktį mes viską pašalinsim, kad viskas veiks kaip iš natų. Kvalifikacinis greičio ruožas nepagailėjo staigmenų. Vienais ralio favoritų laikyti Vytautą Švedą su Žilvinu Sakalausku finišavo tik rikiuotės gale. Pirmuoju startiniu numeriu pažymėta 10 kartos Mitsubishi Evoliucija kamavo techninės problemos, neleidusios pademonstruoti reikiamo tempo. Jo, šiandien kažkaip ilga diena, nuo 7 pradėjom, susirašymai, važiavom, treniravomės, skaitom, kepėm. Nebuvo labai šalta, nebuvo labai gaivu, bet galų gale tas testinis greičio ruožas atnešė dar vieną staigmeną, ne tik tai karščio prasme, o ir išlindo vienas techninis nesklandumas, kurį mes traktuojam kaip nedidelį nesklandumą, kuris neleido smarkiai greit važiuoti. Vadinkim, net galvoti ir kalbėti apie greitą važiavimą nebuvo įmanoma, nes neveikė turbokompresorius. Tai važiuoti su Mitsubishi be turbinos gali žinoti
kaip yra sunku ir kaip yra nelengva tik tai tas, kuris yra važiavęs su be turbinos. Vieni būsimųjų ralio lyderių Vaidotas ir Žygimantas Žalos pirmasias taktinės ir važiavimo klaidas padarė dar per laisvasias treniruotes. Vėliau brolių ekipažas stengiasi jų nebekartoti ir kvalifikacijoje finišavo 5. Galų gale visai gerai. Pradžioje biškai prapylėm su ratais ir pasikaršiavau. Ir tada šienavau rugius. Bet gerai baigėsi. Ten jau tai buvo ant Marytės plauko. Bet viskas gerai baigėsi. Tada užsidėjom tvarkingus ratus ir tada buvo viskas teisingai. Greičiausia tarp lietuvių ralio išvakarėse buvo Giedrius Notkus su Daliumi Strižanu, užėmė 3. vietą tarp visų kvalifikacijos dalyvių. Toks rezultatas maloniai nustebino ne tik ralio aistruolius, bet ir patį ekipažą. Iš tikrųjų pats buvau nustebęs su tokia pozicija, nes žinant, kad kiti konkurentai tikrai irgi nesnaudžia ir dalyvauja ir treniruojasi. Nežinau, gal nusiteikimas teisingas, gal šturmano geras skaitimas mums tą rezultatą davė tokį visai neblogą. Vienintelį šiame ralyje VRC kategorijos bolidą pilotavę Benediktas Vanagas ir Greta Germanavičiūtė su savoju Subaru Impreza kvalifikacijoje liko 7. 3-kart Dakaro maratono dalyvis prisipažino akimirką pasijutęs lyg lenktyniautų Pietų Amerikos dykumose. Šiandieną buvo labai karšta, priminė man Dakarą šiek tiek. Tai manau, kad esu pakankamai neblogai tam pasiruošęs. Gretai buvo truputį sudėtingiau, nes tikrai tas karštis jisai toksai išmuša šiek tiek iš vėžių. Šnekant apie rezultatą, mes buvom gavę 12 poziciją, dabar esam 7, tai aš manau, kad rytoj bus gerai tik tai pirmam vairuotojui, kuris šiandien laimėjo kvalifikaciją. Kvalifikacinio greičio ruožo nugalėtojai, svečiai iš Estijos Sim Plangi ir Marek Sarapų, savo pasirinktą strategiją nustebino ne tik Benediktą Vanagą, bet ir nemažai kitų varžovų. Nors daugelis lenktynininkų skundėsi prastu matomumu ir trasoje tvyrojusiais tirštais dulkių debesimis, Estas nutarė nestoti į starto rikiuotės priekį, bet priešingai pasirinko 10. startinę poziciją. Well, the decision was quite hard, to be honest. That it was between the dust or no grip. So we decided with Marek that Marek will be my eyes today, and I will have to drive in dust but have a much better grip. So yeah, we have always chosen to be as far behind as possible, but this is kind of new for us as well. It's never been so dusty, but let's hope the wind here will pick up and we can have a dust-free run. Pernykščių 300 ežerų ralio nugalėtojų Janio Vorobjovo ir Andrio Malnieko taktika buvo priešinga. Kvalifikacijoje finišavę antri latviai neišsigando vadinamojo šluotos vaidmens ir ryžosi startuoti iš 1. pozicijos. Rizikuodami važiuoti dulkėtą ir slidžia kelio danga, lenktynininkai kur kas svarbesniu приоритету laikė gerą маtomumą трасsoje. Я прекрасно понимаю, что такое пыль. Мы ехали ралли утром, где было очень-очень пыльно, и реально очень тяжело и опасно ехать в пыли. И лучше пусть было немножко скользко, но зато ты видишь дорогу. Потому что в лесу тоже скорость довольно приличная, там от 100, не знаю, 40 до 170 км в час, 180. И на большой скорости, когда ты не видишь, куда заезжать, лучше так не делать. Kai 18 pajėgiausių ekipažų baigė pasirodymą kvalifikacinėme greičio ruože, toje pačioje trasoje galėjo jėgas išbandyti ir kiti dalyviai. Čia geriausiai pasirodė kauniečių tandemas Rokas Steponavičius ir Ernesta Globytė. Finance Group GSR komandos ekipažas savojų BMW aplenkė nemažai net ir 4 ratais varomų automobilių. Iš tikrųjų, mes testiniam ruože nesitikėjom jokių nei gerų rezultatų, nei kažko ypatingo, važiavom grinai tik pasibandyti automobilį. Na, aišku, šiek tiek spustelėjom, nes norėjom įsitikinti, kad motoras veikia būtent taip, kaip turėtų veikti. Galbūt mūsų tas rezultatas toks neblogas dėl to, kad žinojom ir buvom pakankamai atsipalaidavę. Žinojom, kad tai nieko nelėmė ir važiuojam dėl savęs. Jeigu kažkas negerai, galim nusimest gazą ir tiesiog ramiai pravažiuoti. O finale gavosi, kad tas rezultatas netgi labai geras.
Pirmąją ralio dieną, penktadienį, lenktynininkai pradėjo paskutinį kartą susipažindami su trasa ir dar sykį patikrindami savo stenogramas. Po pietų dalyviai išsirikiavo centrinėje Zarasų aikštėje iškilmingai starto ceremonijai, o netrukus pajudėjo į pirmuosius 4 greičio ruožus. 2 iš jų tradiciškai driekėsi Visagino miesto gatvėmis ir žiūrovų pamėgtų stadionu, kuriame aistruolių susižavėjimą kėlė vienas pirmųjų ralio tramplinų. Nuo pat pirmojo greičio ruožo užtikrintai į priekį šovęs Sim Plangi lenktynių tempą diktavo iki pat galo. Po pirmos ralio dienos estų ekipažas prieš artimiausius varžovus buvo susikrovęs beveik 20 sekundžių persvarą. Tai reiškia, kad ralį pradėję 10, antrą varžybų dieną lyderiai turės startuoti iš pirmos pozicijos. Well, we have to keep our pace, but I think that the second day stages will be more classical, so the other guys will have a bit more advantage knowing the roads, especially the asphalt stage, which is very, very difficult to drive, and I have never been on it, and I've been hearing that the other guys have done it at least 3 or 4 times, and it has 16 jumps, so I maybe only have 4 written, so I have to carefully see the videos and make some corrections, but yeah, we'll try to hang on. Lyderių trejetuke įsitvirtinęs Vaidotas Žala trasoje vėl neišvengė nuotykių. Vis dėlto šį kartą brolių ekipažą lydėjo sėkmė. Kelis kartus nulėkę nuo kelio jie kaskart sugebėdavo į jį sugrįžti ir po pirmos varžybų dienos išliko greičiausi tarp lietuvių lenktynininkų. Pirmą kartą, kai šovėm, tai jau galvojau, kad bus finish, nes toksai griovystatus, dideliu greičiu atėjom, pražioplinau stabdymą, daug dulkių sieną ir dulkės prasiskleidė ir nėra kelio. Tai galvojau, kad bus bėdų, jau galvojau, radiatoriaus tikrai nėra. Bet išlipom ant kelio, žiūriu temperatūrą vietoj, o po to prieš pat finišą jau pradėjau, sakau, nu jau nepaleisiu šių velniai, pradėjau atsilošinėti, pusę greičio ruožo buvo likę ir pačiam pasliam finišo posūkį pražioplinau į tą slidžią dalį, išlindau ir vėl nuo kelio. Ten ne taip žiauriai, bet, nu žodžiu, mes prisistresavom su žygį. Karštis, dulkės ir daugelėje vietų sunkiai žiūrimas kelias iš lenktynininkų pareikalavo maksimalios koncentracijos. Sportininkai pasakoja, kai kur turėjo gerokai pristabdyti, nes per dulkės nematė net trasos ribų. Tačiau atsargumas davė rezultatų. Pirmą ralio dieną dėl avarijos iš lenktynių pasitraukė vos vienas ekipažas. Dar 3 sudėjo ginklus dėl technikos gedimų. Antras tarp lietuvių ir 5 bendroje rikiuotėje buvęs Vytautas Švedas stengiasi į viską žvelgti optimistiškai. Visgi matau pozityvumą iš to negatyvumo, kokį mes turėjom paskutinį greičio ruožą. Mes čia, mes šnekam, mes šypsomės, mes padarėm savas išvadas, mes žinome, kad mes konkurencingi, kad automobilis mums leidžia lenktyniauti ir leidžia aplenkti varžovus ir be abejo, kai automobilis šitą leidžia, tai jau yra didysis darbas link pergalės. Tai ir tai bandysim siekti ir džiaugtis kartu šventę su visais fanais ir mūsų konkurentais. Didelio fanų palaikymo trasose kaskart sulaukiantis Deividas Jocius penktadienio pasirodymą baigė 8 bendros ralio įskaitos vietoje ir 5 tarp mūsų šalies atstovų. Lenktynininkas pripažino, prieš ralį nespėjęs iki galo atlikti visų namų darbų. Po mūsų paskutinės avarijos dasivedinėjome visokius tos, sakykime, smulkius darbelius, ko mes nepasidarėm prieš lenktynės, va tų namų darbų nepadarėm ir vakar taipogi shakedowno nepravažiavome, nes generatorius pasibaigė, tai žodžiu, viskas persikėlė į šią dieną, visi bandymai, reguliavimai ir visokie niuansai, nes automobilis visiškai nuo nulio perrinktas, varikliai nauji, reguliavimai nauji, kompiuteriai, greičių dėžės
viskas kitaip dabar. Tai šiek tiek turėjom tokio pasiruošimo, sakykime, galbūt rytdienai. Ir manau, rytoj gal galėsim lengviau biškelį važiuoti. Na, diena buvo tokia, sakykime, pakankamai įdomi ir paskutinis greičio ruožas šiek tiek nuvylė, nes važiavom visiškose dulkėse. Atvažiavusi finišą, visi kolegos lenktynininkai už galvų susiėmė, buvo, važiavom kas 2 minutės, visi turėjo tas pačias sąlygas, bet iš tiesų nelabai norėjęs ir iš dulkių išvažiavus sutikti kokį nors didelį medį, tai prisisaugojom ir pasilikom saugią techniką rytojaus raliui, nes rytoj dar daug kilometrų, beveik 100, tai žiūrėsim rytoj, bandysim galbūt greitėti, žiūrėsim tiesiog pagal galimybės, kas kiek mūsų paleis, kas minutę ar kas 2 ir taipogi renka parašus, kad leistų rytoj kas 2 minutės, nes nelabai saugu yra ir net kas tas 2 minutės važiuoti, bet na, bus visiems sąlygos vienodos, galbūt įskyrus pirmam numeriui, bet na, žiūrėsim. Su naujaja Škoda Zarasų apylinkėse debiutavę Martynas Samuitis ir Ramūnas Šaučikovas daugiau dėmesio skyrė ne rezultatams, bet įspūdžiams pilotuojant dar menkai pažįstamą sportinį automobilį. Pirmam, ketvirtam greičio ruože buvo tokia atkarpa, gal 3 kilometrai, kur greitis nusiektų 140, 130, 120, tai žinokit, tikrai yra pasaka. Tokio jausmo dar neturiu. Tai yra kažkas, nežinau, kur suki automobilį ten ir važiuoja ir kas svarbiausia, neveikia jokia inercija, kad neštų, tu tiesiog viską gali kontroliuoti. Visas kopijavimas, gali kabintis už kraštų, kelkraščių, nu tiesiog tikrai ką pajutau tuose 3 kilometruose, tai to dar nebuvau pajutęs, kiek aš su juo važiavau. Tai vat, ką reiškia po biškį tie pojūčiai susidėlios, kur galima, kur negalima, kas, tai manau, kad tikrai viskas gerai. Martynas sako, prieš išvažiuojant iš šitą ralį, kad mokykimės ir čia rezultatų kažkokių nesiekim, bet iš tikrųjų išvažiavom ir taip tą mašiną limpa ir spaudžiam iš tikrųjų tiek, kiek išeina iš to pirmo karto, tiek ir spaudžiam. Ta prasme, bandom maksimalių greičių, aišku, darom dėl to nemažai klaidų ir taip per greit, taip per lėtai, tai užsinešam, tai kažkas dar, bet aš manau, kad tai yra labai gerai, nes per tai ir išmoksim. Ir laikais esam patenkinti, aš pats jaučiuosi labai gerai, bėdos tos, kurias buvo išsprendėm, jau pasikalbėjimo įranga viskas gerai, girdim, veikia, tai mažiau to diskomforto dėl garso. Kas dar? Sankaba buvo pirmą greičio ruožą nelabai gerai, tai irgi pasitvarkėm, viskas puikiai, mėgaujamės. Antroji ralio diena lenktynininkams pateikė gerų žinių. Reaguodami į dalyvių prašymą, organizatoriai per naktį parengė naują ralio planą ir leido ekipažams startuoti kas 2 minutės. Taip tikėtasi pagerinti sąlygas trasoje dėl ore tvyrojusių dulkių. Vardant sportininkų saugumo priimtas sprendimas gerokai praplėtė ralio tvarkaraštį. Dėl to prireikė atšaukti 10 SB lizingo greičio ruožą, sutrumpinus į ralio trasą 13 km. Taigi šeštadienį dalyviai įveikė likusius 7 greičio ruožus, iš viso apie 80 km. Nepaisant įnirtingos kovos iki paskutinių trasos kilometrų, lyderių trejetukas išliko tas pats.
Tiesa, Vaidotas Žala sugebėjo pavyti ir aplenkti Janį Vorobjovą bei įsitvirtino antroje bendros įskaitos vietoje. Taigi pernai 300 ežerų ralyje nugalėjęs Latvių ekipažas šįkart tenkinosi 3 vieta. Настроение очень хорошее, потому что мы получили массу удовольствия. И нет так, что мы едем только побеждать, мы едем бороться. И реально здесь такой литовский состав, как Чупкаускас, Шведас, Жала, Самуидис, Йоцевс, если надо, там Ноткус, которые могут тоже очень быстро ехать. И здесь такое везение, кому больше повезет. Вот так. И то, что Сим Планги сегодня он был быстрее, но это реально он талантливый молодой парень, который действительно очень быстро едет, да. И, из первых там топ-6 мы ехали единственный, кто на 2 группах N, это которые немножко все-таки меньше мощности, чем у свободного класса. Но я считаю, что все равно скорость очень хорошая у нас, и после этого краша, который был на ралли Латвии, сейчас мы приходим в чувство, сможем потихонечку еще быстрее ехать. Greičiausias šių metų 300 ežerų ralio dalyvis lietuvis ir antras tarp visų varžovų finišavęs Vaidotas Žala sako, kad tai didžiausia pergalė jo sportinėje karjeroje. Jai pasiekti anot lenktynininko prireikė nemažai rizikos, kuri šįkart pasiteisino. Lėkėm, iš tikrųjų lėkėm, gazdinam save nesykį, bet šiandien nepritrūko sėkmės, nes tikrai sekėsi, gelbėjo mus kažkas ir tada, kai matėm, kad sekėsi, tai ir minėm. Tai išsiaiškino tos sėkmės paslaptį. Reik dešinį iki galo. Vienintelė sėkmės paslaptis. Ką žinau, daug kilometrų šiemet susukom, tai gal tas padėjo, bet tiesiog šiaip tai rizikavom vietom, tai minėm. Ar tai, jog važiuojate su broliu, galbūt padeda, galbūt suprantat viens kitą iš pusės žodžio, nereiks sakyti viso? Jo, mes jau vaikystę apsipykom, tai dabar varom normaliai, šnekamės kaip žmogus su žmogum. Man šita vieta yra turbūt vertingiausia, nes čia tai iškovojau. Druskininkose tai tiesiog man pasisekė, čia tai kovojau iki paskutinio metro. Tai tikėsimės taip ir liek toliau. Nežinau, kaip konkurentai ar leis mums į priekį ar ne, bet minsim toliau. Vos antrą kartą Lietuvoje viešėja ir pirmąsyk 300 Lakes Rally startavę svečiai iš Estijos šįkart buvo nepavejami. Sim Plangi negailėjo pagirų ralio organizatoriams ir itin gausiai į Zarasų apylinkės atvykusiems sirgaliams. Yeah, completely right. Okay, maybe it would have been better to be first, but it doesn't even matter. We made a good weekend and everything went really good. Yeah, definitely. The roads are really good and it's really enjoyable to drive and a lot of spectators, which is always nice. And how can I say even one bad word about that? So I think all the spectators hope to see you again in Lithuania. Yeah, we will have to see, but I can't make any promises, you know. This is rallying and every rally driver wants to be everywhere, but he can't. 2 metus iš eilės 300 ežerų ralio absoliučių nugalėtojų taurę atidavę varžovams iš Latvijos ir Estijos, mūsų šalies ralio meistrai tikisi garbingą trofėjų susigrąžinti kitąmet. Dėkodami savo ištikimiems sirgaliams už karštą palaikymą, lenktynininkai tikisi tūkstantines aistruolių minias Zarasų apylinkėse vėl pamatyti kitų metų rugpjūtį.